visada geriausia turėti kažkokį tikslą. Ne tikslą sportuoti, bet tikslą pasijausti. Nes sportas ar judesys jisai kaip priemonė galėtų būti ir turėtų būti. O geriau jaustis, būti linksmesniam, mažiau sirgti peršalimo ligom, pavyzdžiui. Apie svorio čia metimą daug kas irgi kalba, bet, sakykime, tai susiję dalykai ir jeigu tai motyvuoja, tai labai gerai irgi. Tai manau, kad tiesiog pagalvoti, koks gi tas tikslas sportuoti. Nes, kad ir valgom, tarkim, ar ne. Aišku, būna ir tų betikslio gal valgymo, bet dažniausiai dėl to, kad sotus jaustumėsi, kad malonu pavalgyti irgi tikslas yra maloniai praleisti laiką. Tai panašiai ir su sportu. Monodaktaras.lt